Jeigu žiūrėti apie rungtynės, pirmas kėlinys, manau, kad buvom pakankamai gerai pasiruošę, organizuoti, susikūrėme, manau, pakankamai momentų, kur galėjom pelnyti įvartį tiek baudų metu, tiek kampinių metu. Aš manau, pakankamai sukūrėm, kur galėjom pakreipti rungtynės galbūt kitą linkmę, bet vis tiek jautėsi, kad varžovas turi daugiau patirties tokių rungtynių ir, kaip matėme, pasidarėme baudą ir tos baudos metu sužaidėm, galėjom geriau sužaisti ir varžovas pelnė įvartį. Daugiau tam pirmam kėliny, sakykime, nepasimetėm, patiko, kad išlaikėm tą pačią energiją, tą patį rungtynių planą. Tai tiek apie pirmą kėlinį. Antram kėlinį pasijautė Neptūnas, pasidarė keitimus, jų keitimai dar įnešė gyvumo. Aišku, mūsų jau slėgė vieno įvarčio deficitas, to pasiekoja, sakykime, pradėjom galbūt perskubėti ir klysti ir varžovų lyderis, tas Gobė, jeigu neklystu, tai kaip individualiais veiksmais nusprendė rungtynės. O toliau rungtynės, vertinčiau taip, kad pozityviai, mano vaikinai šiai dienai tikrai atidavė visas jėgas, kovėsi nuo pirmos iki paskutinių minučių ir tiesiog manau, kad patirties toka dabar. O šiaip viską vertinu pozityviai, neturiu niekam priekaištų ir jeigu mes toliau taip dirbsime, truputėlį galbūt reikėtų sėkmės ir aš manau viskas bus gerai. Tiesiog, būna krikštų, tai šiandien toks, vėliau viskas bus gerai. Tiesiog reikia pasitikėti savim ir eiti į priekį. Tai to ir palinkėsiu savo komandai. Prie rezultato 0-0 vis tiek žaidėt šiek tiek gyviau, atakavo daugiau, praleidot įvartį, vis tiek galbūt kažkaip psichologija lemia tą pradėtį. Mes, turėjom kontrolinių rungtynių ciklą ir aš norėjau kai kurios rungtynės, kad, sakykime, ne to, kad norėjau, bet išbandėm tą, kada praleidžiam įvartį ir reakciją į praleistą įvartį, tai šiandieną mane tenkino, nes nebuvo tokia prasta reakcija, mes išlaikėm tą momentą, išlaikėm savo žaidimo braižą. Galbūt norėjau kai kurios komponentos daugiau kokybės ir viskas būtų pasisprendę kitą linkmę, bet tiesiog šiai dienai turime, ką turime ir turime dirbti toliau.